Laimutis. Keletui žmonių iškilo klausimų, ką jie čia mato toj mūsų elektroniniai piniginiai. Taigi šiandien ir aptarsime, kas čia rašoma, ką jūs galite atlikti savo elektroninį piniginį. Taigi, pirmiausia, pradėsim nuo šitos skilties My Total Earnings. Ir čia jūs matote visus pinigėlius, kuriuos šios dienos jūs uždirbote Binance Broker sistemoje. Čia tie patys pinigėliai, kai sako, uždirbote, jūs juos vėl atgal dėjote, kad uždirbti daugiau, tai vat juos ir matote iki šios dienos, kiek uždirbote. Žemiau matote visą apyvartą, kuri būtų uždirbtų pinigėlių, jeigu jūs visas panelės dabar paliktumėt ramybei ir kokius 2-3 mėnesius, jeigu neturit raudonų ar juodų kokių panelių, palikę, sugrįžę po tų 2-3 mėnesių, jūs galėtumėte pamatyti, kad viršuje tą pačią sumą kaip ir apačioje, nes sudirbę panelės būtų uždirbėm tokius pinigus. Taigi apačioje jūs matote tiesiog irgi apyvartą, kuri būtų, jeigu jūs visas panelės paliktumėt ramybę. Vidurinėje skiltyje jūs matote pinigų sumą, su kuria jūs galite darbuotis Binance Broker sistemoje. Ką jūs galite daryti, tai tiesiog pirktis panelės, paketus, srautą, boosterius, impressionus ir taip toliau. Tai va, čia yra ta suma pinigėlių, su kuriais jūs galite dirbti Binance Broker sistemoje. Šičia jūs matote sumą, kurią jūs galite nuimti iš elektroninės piniginės Binance Broker. O apačioje matote sumą, kuri jau buvo nuimta iki šios dienos iš Binance Broker sąskaitos. Daugiau jūs viršuje matote dar withdraw money. Čia irgi, sakykime, yra skiltis, kur galite nuimti pinigėlius šio mygtuko dėka. Load at credit skiltis yra tiesiog, jeigu jūs norite įdėti pinigėlius į elektroninę piniginę, įnešti. O purchase products yra mygtukas, jeigu jūs norite nusipirkti kokius produktus iš Binance Broker, kaip aš tikėjau anksčiau, paketus, panelės, srautą, boosterius, impressionus, tai yra tokius dalykus. Žemiau paėjėjus jūs galėtumėt atrasti visą informaciją, visą istoriją po šito visų paveiksliuko. Ką jūs esate atlikę, kiek jūs esate išleidę į ešę ir taip toliau, kokia jūsų elektroninės piniginės, kokie veiksmai buvo atlikti jūsų elektroninį piniginį. Tai va, tai šiai dienai tiek, tikiuosi bus kažkiek tai aiškiau, kas čia darosi į elektroninį piniginį. Jeigu vėliau bus kokių klausimų, nebijokit kreiptis. Iki kito karto.